Aš žinau, kokius sumanimus turiu dėl jūsų, sako Viešpats. Sumanimus jūsų geroviai, o ne nelaimėms. Ir ateitį su viltimi. Jeremijaus 29:11. Šis pažadas buvo duotas izraelitams vergijoje Babilone, vargšams, ištremtiems ir bejėgiams. Netgi ten, kur matėsi tik ašaros, Dievas kalbėjo apie ateitį. Jo sumanimai nėra reakcija į mūsų aplinkybės. Jis jas perima ir paverčia į gėrį. Pavyzdžiui, kaip sėkla, kuri turi žūti žemėje, kad užaugtų medis. Taip ir mūsų sunkumai gali būti nuostabaus gyvenimo pradžia. Ar galite pamatyti, kad Dievas jau dirba per jūsų šiandienos vargą? Ir užduokime savo klausimą. Kokį viltį galite įsirašyti į savo širdis, net jei dar nematote tos vilties vaisių? Viltis tai ne optimizmas, o tikėjimas, kad Dievo rankos vis dar laiko šį pasaulį. Būkite palaiminti.